Šią savaitę uždirbau 1600 baksų ir pasiekiau žvėriškai gerą 66,7% pataikymą. Sveiki visi, šią savaitę testavome naują strategiją, pasakysiu taip, ši savaitė buvo žvėriškai gera ir free grupėje pasidalinau 3 treidais ir per tuos 3 treidus buvo sėkmingi ir su šiais mes pasiekėme 14% prieaugį. Ta prasme. Bet grįžtam prie reikalo. Šią savaitę testavau naują strategiją ir su šia strategija aš pasiekiau 1600 baksų pliuso ir 66,7% pataikė. Strategija nebloga, man patiko. Šį kartą nenaudojame EMA indikatorių, bandėme, sakyčiau, testuojame daugiau naujų indikatorių, tad visi 3 bus visiškai nauji. Tad tikėkime, ši strategija jums patiks, jei išmėginsite su brokeriais, kuriuos rekomenduoju, rasite juškefx.com ir judame prie reikalo. Pirmas dalykas, kurio mums reikės, tai nueiti į TradingView platformą. Jeigu nežinote, kas yra TradingView, pasižiūrėkite šitą vaizdo įrašą. Šnekėjome šią savaitę apie tai, tad būtinai peržiūrėkite iki galo, kad suvoktumėte, kas čia per įrankis ir kokią galią jisai duoda Forex. Tad nueiname į tradingview.com ir pasirenkame bet kokią porą. Šioje strategijoje naudosime 3 indikatorius. Tad pirmiausia, nueiname į indikatorių skiltį viršuje, parašome Whole Suite by Insilico. Apie 10 000 narių jį naudoja. Spaudžiame vieną kartą, užeiname į indikatorius, nueiname į nustatymus, stylą paliekame tokį patį, inputus dabar taip, lengthą pakeičiam į 60 ir mūsų multiplyų pakeičiam į 3. Pirmasis indikatorius paruoštas. Antrasis indikatorius. Parašome QQE mod by Mikelo. Apie 7000 narių. Vieną kartą paspaudžiame. Kaip matote, atsirado pačioje. Šito indikatoriaus neliečiame, paliekame ant defaultinių funkcijų. Ir paskutinis techninis indikatorius tai bus volume oscillatorius. Štai viskas, strategijai pasiruošta. Judame prie strategijos ir treidų. Pirmasis treidas buvo GBP prieš US dolerį. Trečiadienis, nes šią strategiją pradėjau tik tai nuo trečiadienio, susiradau informaciją antradienį. Tad pasižiūrime, kaipgi čia sekėsi ir kokia yra strategija. Dabar taip. Mūsų tikslas yra, kad pulsų indikatorius, čia yra šita linija, kaip matote, raudona ir žalia. Kaip ir viskas labai preliminariai aišku. Esmė yra tokia, kad grafikas turi būti žemiau pulsuto, jeigu ieškome short pozicijos, kaip ir šituo atveju. Tai kaip matote, pirma funkcija įvykdyta. Antras yra QQE modas. QQE modas turi mums rodyti raudoną stulpelį žemyn. Mums rodo. Reiškia, turime antrą įvykdytą funkciją. Ir volume oscillatorius, jeigu ieškome short pozicijos, jis turi būti žemiau nulinės ribos. Šitoje vietoje, kaip matote, jisai yra ant ne vienas, antras, trečias skandalas nuo mūsų įėjimo taško, jis buvo minusinis, tada jis man išlindo į viršų. Kaip ir teoriškai nebuvo galima įeiti, bet pasirodė labai gera galimybė. Plius oscillatorius rodo labai mažų procento virš nulio ribos, todėl aš ėjau į šitą treidą ir pažiūrėkime, kaipgi man sekėsi. Kaip matote, kaina pradėjo kristi, vėlgi respektina, ganėtinai respektina mūsų full suitą. Ir kaip matote, maždaug po pusantros valandos maždaug hitino mūsų take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau 480 baksų pliuso. Antrasis treidas buvo atliktas tą pačią dieną, Australijos doleris prieš Japonijos jeną. Šiuo atveju ieškojame long pozicijos. Taigi dabar taip, vėl mums reikia 3 sąlygų. Kas buvo su shorts, dabar ieškome atvirkščiai to pačio su long. Tai pirmoji sąlyga yra, kad mūsų kendalas yra virš huilsuto. Yra. Antra, kad QQ modas mums pieštų mėlyną stulpelį. Taip ir yra.
Ir trečioji sąlyga, kad volume escalatorius mums duotų pliusinę procentalę vertę, kuri būtų virš 0. Kaip matote, šiuo atveju mes turime 4,09%, kas vėlgi vykdo. Taigi turime visas 3 taisyklės įvykdytas ir šitoje vietoje mes galime ieškoti long pozicijos. Taigi dabar taip, nusistatome savo įėjimo tašką. Savo stop lossą nusistatome panašiai prie mūsų buvusio swing low. Šitoj va vietoje, kaip matot. Panašiai šitoj va vietoje. Stop lossas yra skirtas tam, kad jeigu aš klystu ir mūsų strategija nepasiteisina, kad stipriai nenudėlčiau. Taigi, dabar pasižiūrime. Turime visas sąlygas, nusistatėme stop lossą, nusistatėme risk rewardą, kas yra 1:3, kaip matote. Ir pasižiūrime, kaip sekėsi. Kaip matote, treidas vaikščiojo. Taip lengvai, bet po biškį kilo į viršų. Patiko man. Galiausiai hitino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 500 baksų. Tai sakyčiau, neblogas trečiadienis, kaip testuojant strategiją ir uždirbant štuką baksų. Judame toliau. Strategiją kaip ir išaiškinau, parodžiau, kaip yra longas ir shortas. Kad jeigu toliau žiūri, paspausite tą subscribe mygtuką, tikiuosi informacija duodama naudinga. Jeigu esi žalias Forexe, būtinai apsilankyk juškefx.com. Rasi visą reikiamą informaciją nuo A iki Z, kaip pradėti savo kelionę, kaip susirasti tinkamą brokerį, rasi pas mane rekomenduojamus brokerius. Būtinai pasižiūrėk ir būtinai apsilankyk. Judame toliau. Trečiasis sandoris buvo US doleris prieš Japonijos jeną. Neseniai, maždaug valandai praėjus, atsidarius New Yorko biržai. Tai visai ieškojau judėjimo, į kurią kryptį judės. Ir aš svarbiausia laikiausi savo taisyklių. Tai pasižiūrint. US doleris prieš Japonijos jeną. Ieškojame short pozicijos, reiškia, reikia 3 taisyklių. Vien grafiką žemiau. Turime raudoną stulpelį ir mūsų volume escalatorius rodo minusinę vertę. Reiškia, galime eiti treidą. Pasižiūrime, kaip sekėsi. Šitas treidas ant tiek greit sujudėjo, kad net nespėjau pakomentuoti. Kas man labai patiko, iš tikrųjų labai gera, sakykime, situacija, aš netgi be streso sėdėjau, laukiau ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 470 baksų. Ketvirtasis sandoris Australijos doleris prieš Japonijos sieną vėl. Daugiau nekomentuoju, turime visas taisyklės, pasižiūrime, kaip sekėsi. Kaip matote, grafikas juda labai įdomiai. Ir iš tikrųjų labai greitai hitino mano stop loss lygį. Ir su šiuo treidu aš netekau apie 200 baksų. Penktasis sandoris GBP prieš US dolerį penktadienis. Ieškau short pozicijos, pasižiūrime. Kaip matote, labai greitai hitino mano stop loss lygį. Ir su šiuo treidu aš netekau apie 220 baksų. Ir šeštasis treidas iš tikrųjų nieko nelaukęs po GBP USD trendo pasikeitimo, iš tikrųjų taip sakykime, iš karto persimečiau į Euro USD ir ieškau šitoje vietoje long pozicijos. Visos sąlygos išpildytos, tad pasižiūrime, kaipgi sekėsi. Kaina iš karto krito į apačią, tad patiko, rodo pirkimo signalus. Lengvi kilimai, backupai ir hitino mano take profit lygį ir su šiuo treidu aš uždirbau apie 630 baksų. Taigi ir tiek apie šios savaitės strategiją. Kaip ir sakiau, visai nebloga, naudojami 3 nauji indikatoriai. Visi jie vienaip ar kitaip susiję, svarbiausia išpildo mūsų sąlygas, tokiu atveju galime įeiti į treidą. Ne visada jis galima pasikliauti, tačiau jie duoda stiprų pagrindą, kodėl galima įeiti į treidą, iš tikrųjų jis galima vadovautis. Bet jeigu radote šią informaciją naudingą, būtinai paspaudžiame subscribe mygtuką, jeigu turite klausimų, komentuojant, viską atsakysiu. Taipogi dar kartą pasigirsiu, pajoinami mano nemokamą Telegramo grupę, dalinuosi treidais. Jeigu dar nepradėjo treidinti, juškefx.com. Gražaus jums likusio sekmadienio ir iki kitų kartų.